Kokios paslaptys slypi naujoje lietuviškoje romantinėje komedijoje Kaimynai? Kuo nusivylė Coldplay's koncerte apsilankę grupės Coldplay gerbėjai? Kurių žymiausių pasaulyje filmų garso takeliai skambėjo Hanso Zimmerio muzikos projekte? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Spalio 29-osios vakarą kino teatre Forum Cinemas Vingis raudonas kilimas nutiestas filmo Kaimynai aktoriams ir juos palaikyti atvykusiems žmonėms. Čia įvyko režisieriaus Roberto Kuliūno romantinės komedijos premjera. Turbūt kiekvienas esame girdėjęs, o gal ir pats išgyvenęs komiškų, absurdiškų, o kartais galbūt netgi siaubingų istorijų su kaimynais. Istorija, kurią pasakojame filme, juokinga, šmaikšti, šilta ir jauki. Ji apie paprastus žmones, turinčius labai nepaprastų paslapčių. Taip apie naująjį savo filmą kalbėjo režisierius. Būtent čia, premjeroje, visos paslaptys ir išaiškėjo. Raudonuoju kilimu iškilmingai žengė filme suvaidinusi Jurgita Jurkutė, Martynas Nedzinskas, Petras Kunyka, televizijos šou vedėjas Justinas Jankevičius. Visus juos į vieną laiptinę filme suvedė scenarijaus autorius, populiarių komedijų kūrėjas Tadas Vidmantas. Kaimynai yra 5. Kuliūno režisuotas filmas. Svarbiausia užduotis jame, kaip teigia režisierius, buvo sukurti tikrumo jausmą, neatsieti filmo nuo realybės, išlaikyti juoką, rimtį, dramą ir kitas emocijas ten, kur jų reikia, drąsiai leistis į kiek absurdiškas, gana sunkiai įsivaizduojamas situacijas. Bet tu filme tokia melagė. Tokį komentarą po filmo gavo viena iš pagrindinių filmo aktorių Jurgita Jurkutė. Ji teigė, filme norėjusi žiūrovams pasiųsti žinią apie tai, kad kiekviena pora ilgainiui patiria buities nuobodulį, svajonių ir norų skirtumus, santykių išbandymus. Klausimas, kaip tai sprendžia ir ką dėl to daro, kaip viską iš naujo įvertinti, kaip nuspręsti, kokios vertybės yra svarbios, ar galiu atleisti, ar turiu drąsos atsiprašyti, kaip rasti laiko sustoti, pagalvoti, kaip mes, kaip mūsų pora gyvena, ką galime ir ar norime padaryti geriau. Savo personažės Eglės poelgius svarstė Jurkutė. Vargu ar aš taip pasielgčiau, bet jei scenarijuje parašyta, kad mano personažas durnas, tai durna ir vaidinu. Taip apie savo suvaidintą, buityje užsiknisusi Jurgitos Jurkutės personažės vyrą Andrių kalbėjo 2 auksinių scenos kryžių laimėtojas, teatro ir kino aktorius Martynas Nedzinskas. Juokais jis šiek tiek apgailestavo, kad kino ekrane tapo perdėm tvarkingų, nuobodžių lepšių su sulaižytų plaukų šukuosena. Į savo suvaidintą personažę Vaivą niekiek nėra panaši ir aktorė Karina Stungytė. Mūsų pasaulėžiūra stipriai skiriasi. Vaiva yra ryški, ekstravagantiška, domisi mada, mėgsta dėmesį. Aš elgiuosi visiškai priešingai, teigė aktorė. Vaivos vyrą Karolį suvaidinęs aktorius Petras Kunyka prasitarė iškart supratęs, ko iš jo norėtų scenarijaus autorius Tadas Vidmantas. Filme jam reikėjo standartinio vaikino, tokio, kokių daug aplinkui. Butas, automobilis, geras vadybininko darbas. Man nereikėjo ieškoti detalių, kad galėčiau pritempti vaidmenį prie to, kurį įsivaizdavo scenaristas, sakė Petras Kunyka. Žiūrovams jau pristatytos komedijos centre nuobodžias vedybinės dienas leidžianti pora Eglė ir Andrius. Vieną dieną jų ramią kasdienybę išblaško šalia apsigyvenę naujakuriai Vaiva ir Karolis. Graži pažinties vakarienė netikėtai virsta tikrų iššūkių, gresiančių abiejų porų skyrybomis. Spalio 4 ir 5 lietuvaičiai ir šalies svečiai plūdo į didžiausias šalies arenas, kur įvyko tarptautinius gyvo garso koncertinius turus rengiančios grupės Coldplay's pasirodymai. Geriausia ir vienintelė populiariosios grupės Coldplay Tribute grupė prisistatantys muzikantai Vilniuje ir Kaune klausytojams dovanojo pačias populiariausias Coldplay dainas bei surengė lazerių šou. Deja, tai, ką teko pamatyti ir išgirsti, sužavėjo ne visus. Apie tai byloja internete plintantys ir juokų palydimi vaizdo įrašai. Grupės Coldplay hitai, tokie kaip Yellow, Higher Power, The Scientist, A Sky Full of Stars,
Fix You tiesiog nenugalimi. Jie suvirpina milijonus širdžių, o tam, kad juos išgirstų gyvai, gerbėjai netgi ryžtasi keliauti aplink pasaulį. Deja, patekti į Coldplay koncertus laimė nusišypso ne visiems ir būtent todėl kai kurie grupės gerbėjai imasi įvairių alternatyvų. Pavyzdžiui, nusprendžia gyvai suskambančiomis Coldplay dainomis pasimėgauti sudalyvaudami pasaulinį lygį užtikrinančios grupės Coldplay pasirodymuose. Tokie pasirodymai įvyko Vilniaus koncertų salėje Kompensa bei Kauno Žalgirio arenoje. Vis dėlto, sužavėjo jie ne visus. Socialiniuose tinkluose jau ėmė plisti nemenkai įpykusių ir nusivylusių gerbėjų užfiksuoti vaizdo įrašai bei vieši pasipiktinimai grupės Coldplay vokalisto sugebėjimais. Kaip teigia renginiuose dalyvavę klausytojai, dainininkas stipriai nusidainavo ir jo klausyti daugeliui buvo tiesiog nemalonu. Viename iš vaizdo įrašų girdėti, kaip Coldplay vokalistas atlieka vieną populiariausių grupės Coldplay kūrinių Hymn for the Weekend. Kaip pasirodė komentatoriams, šis gyvo garso kūrinio atlikimas nei iš tolo neprimena to, ką galima išgirsti tikruosiuose grupės koncertuose. Man gaila Coldplay fanų, rašoma viename komentare. Žiauru. Atlikėjo vokalinius gebėjimus įvertino dar vienas komentatorius. Kai kurie internautai ėmė dalintis ir palyginamaisiais vaizdo įrašais, kuriuose galima matyti, kaip atrodo grupės Coldplay koncertai ir kuo jie skiriasi nuo to, ką gavo Coldplay šou dalyvavę grupės gerbėjai. Tiesa, tarp kritikos kupinų komentarų pasirodė ir pastebėjimų, kad už renginio bilietą sumokėjus apie 30 eurų nereikėtų tikėtis ir tokios kokybės, kuri žmonėms susižavėjimą kelia garsiosios grupės koncertuose. Kaip teigia koncerto organizatoriai, pasaulyje lyderiaujančios oficialios Tribute grupės koncertai Lietuvoje atitiko aukščiausius reikalavimus, ties kurių įgyvendinimo dirbo daugiau nei 50 žmonių. Jų nuomone, viskas buvo įgyvendinta su kaupu. Spalio 26 Vilniuje pilnoje TwinsBet arenoje pirmą kartą pasirodymą surengė garsiausio pasaulyje filmų kompozitoriaus Hanso Zimmerio muzikos projektas The World of Hans Zimmer. Gladiatorius, Jamesas Bondas, Batmanas, Tarp žvaigždžių, Pradžia, Kopa. Tai kino hitų, kuriems muziką kūrė Hansas Zimmeris pavadinimai. Jų kompozitoriaus sąskaitoje daugiau nei 500, o taip pat 2 Oskarų statulėlės ir 100 kitų garbingų apdovanojimų. Puikiai daugeliui žinoma muzika iš garsiausių kino juostų atliko 100 muzikantų simfoninis orkestras, į kurio sudėtį pateko ir lietuvis. Garsus multiinstrumentalistas Saulius Petreikis. Žiūrovai buvo pakviesti į nuostabę kelias valandas trukusią garsų bei vaizdų kupiną kelionę. Pats Zimmeris nekartą yra pasakojęs, jog kuriant muziką filmams, jis tarsi palieka šį pasaulį ir nusikelia ten, kur dar nėra buvęs. Taip gimsta įspūdingi filmų garso takeliai. Prasidedant koncertų žiūrovus iš ekranų sveikino pats Hansas Zimmeris. Susirinkusieji tarp dainų galėjo klausytis jo pasakojimų apie garso takelių kūrimą, o griausmingų ovacijų sulaukė ne tik Saulius Petreikis, bet ir dirigentas Metas Danklejus, kuris ne tik sveikino publiką, bet ir jai dėkojo lietuviškai. Daugkartinis Grammy nominantas Metas Danklejus, vienas iš geidžiamiausių pasaulyje orkestrantų, aranžuotojų ir dirigentų. Jo ilgaamžė partnerystė su Zimmeriu virto muziką tokiems kino filmams kaip Karibų piratai, Tamsos riteris, Kung Fu Panda. Grojant dainoms, scenoje buvo rodomi ir filmų kadrai. Ne veltui BBC kompozitorių pavadino Hollywoodo maištininku. Koncerto metu melomanai galėjo pajusti, kodėl būtent jo kūryba yra taip trokštama daugelio garsių pasaulio režisierių. Zimmeris pats asmeniškai kuruoja šį projektą ir akylai prižiūri jo kokybę. Todėl organizatoriams atvežti The World of Hans Zimmer į Lietuvą buvo tikrai didelis iššūkis. Nuo renginio paskelbimo praėjo 11 mėnesių. Tiek laiko intensyviai dirbome, o šiandien gavome patį geriausią įvertinimą. Renginį stebėjo pilna arena. Prie šio renginio prisidėjo beveik 300 žmonių komanda. Magija pavyko. Vakaras buvo nuostabus. Iššūkių turėjome daug, bet nieko kito ir nesitikėjome. Rengiant tokio lygio koncertą kitaip nebūna. Sakė renginio organizatorius, agentūros MP3 vadovas Vaidas Stackevičius.
The World of Hans Zimmer – visame pasaulyje pripažinimą pelnęs ypatingas muzikos projektas, leidžiantis garsiausių kino filmų muzikos magiją žiūrovams patirti gyvai pasirodyme su pilnos sudėties simfoniniu orkestru. Anot paties kompozitoriaus, vienas šių koncertų tikslų – išsaugoti orkestro kultūrą ir leisti klausytojams iš naujo atrasti unikalius orkestrinės muzikos atspalvius ir artimiau pažinti jo muziką. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!